Sveiki blynų mėgėjai. Šiandien įdomus patiekalas laukia mūsų. Įdomus vaizdo įrašas. Gaminsime hash brown blynus. Teko man tokių blynų pavragauti viešint Azijoje. Tokius blynus mėgsta amerikiečiai ir Jungtinėje karalystėje jie yra populiarūs. Kaip jie gaminami, viskas labai paprasta. Balsas mano prikimęs, ilgai nešnekėsiu, tiesiog tarkuojame bulves. Bulves reikia tarkuoti su stambia tarka. Kaip lietuviškai tarka, aš tiesą sakant ir nežinau. Parašykite komentaruose. Sutarkavome tarkius, dabar juos praplauname šaltų vandeniu. Gerai skalaujame. Ir netrukus ruošime toliau. Nuplautus tarkius dabar nusunksime, kaip cepelinams panašiai gaminsime pačią bulvių masę. Sudedame į maišą sunkimo ir nuspaudžiame, kiek pavyks, tiek pavyks mums įspausti vandens perteklių. Atsikraustame į terasą, kaitinam keptuvę, įpilam aliejaus, palaukiam, kol gerai kais keptuvę. Na, dabar apkepsime mūsų tarkius. Pilnai neiškepsime, tik tai truputėlį apkepsime. Kepsime turbūt porcijomis, nes visas bliūdas netilps. Kepsime apie 5 minutės. Tik 5 minutės. Prabėgus keliom minutėm pamaišom, kad bulvės neprikeptų, nepridegtų. Jos turi tiesiog švelniai apkepti. Nu viskas, apkepim tarkius, išimam. Ir apkepsim kitą porciją ir susitiksime jau namie, parodysim, ką toliau darysime su šitą tešlą. Iškepėm truputėlį mūsų tarkius, barstome druską. Druskos dedam pagal savo skonį, mes daug nedėsim, jeigu trūks dar dadėsim. Dabar viską gerai išmaišysim. Berėme truputėlį krahmalo. Krahmalo reikia labai atidžiai berti, kad nepersistengti. Na, mes žiūrėsim, kas čia mums gaunasi. Viską gerai vėl išmaišysime. Ant pjaustymo lentelės uždedame kepimo popierių ir dedame mūsų tešlą. Išminkome maždaug vienodo, kad storio būtų. Dabar paimsime maistinę plėvelę ir užklosime maistinę plėvelę. Štai taip, viskas čia gaunasi labai gerai. Ir su kočėlu blyną išlyginam, padarome maždaug 5 mm storio. Gal šiek tiek storesnis gausis, gal šiek tiek plonesnis. Tikrai nematuosim. Iškočiojam blyną, dabar pjaustome norimais gabaliukais, kokią norit formą išgauti. Čia jau fantazijos jūsų vaisius. Blynas mūsų pirmas gavosi plonas, tada mes jį paruošime su įdaru, į vidų įdėsime sūrio.
Dabar supjaustėme reikiamos formos blynelius, dedame sūrį ir ant viršaus uždedam kitą gabalo blyną ir suformuojam tokį blynelį su sūriu. Štai toks gausis hash braunas. Nežinau, darom pirmą kartą, kaip gausis, taip gausis. Tikrai manau, kad viskas čia gausis gerai. Na, žiūrėkit, gaunasi štai tokie blyneliai. Na, dabar antrą blyną kočiuojame tradicinį, be įdaro. Tai manau, gausis labai irgi geras ir skanus hash braunukas. Pjaustome norimom formom ir jau susitiksime prie kepsninės. Įkaitinam keptuvę, dedame blynus. Keptuvę reikia gerai įkaitinti, kad blynai neprikiptų. O, kvapas koks malonus. Kepsime po keletą minučių, nieko sudėtingo, viskas čia elementaru. Gausim kalorijų bombas. Paskrūdinam, keletą minučių ir apversime. Nu, žiūrėkit, kokie gavosi mūsų blyneliai. Apskrūdę, valgysim su lašiša. Pirmiausia, paragausiu blynelio. Karšta. Gabaliukas lašišos. Kalorijų bomba. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Spauskite laikus, komentuokite, dalinkite su draugais. Laukit naujų vaizdo įrašų. Iki.